Būkite pasveikinti visi, kuriuos sudomino ši tema. Retai kada išstoju šitai prieš kamerą. Paskutinį kartą buvo ko gero prieš porą metų, kada prasidėjo karas Ukrainoje. Taigi, tam, kad išstočiau prieš kamerą, visada reikia kažkokio tai dalyko, kuris iš tikrųjų paskatintų tai daryti. O paskatino tai, kad grįžus iš savo tolimos kelionės sužinojau, kad pas mus Vilniuje, Kalnų parke, žodžiu, vyksta procesai. Taigi būtent apie tuos procesus, apie tai, ar tai žaidimas ar ne, ir pakalbėsim. Taigi esu toj okultiniai sferoj, sąmoningai dirbu jau gal 30 metų. Rašau apie tai, yra gal 35 knygos šiai dienai, kiek aš atsimenu. Taigi žinau tą sritį iš vidaus. Ir turiu pasakyti, kad pastaruoju metu iš tikrųjų paskutiniais 10 metų tenka labai sunerimti, kadangi pagausėjo psichinių susirgimų, kurie yra iš esmės ant ribos ties apvaldymais, apsėdimais, o kai kurie jau turi ir priekabą tokią. Kitaip sakant, jau juos reikia gydyti, ne tik tai psichiatro reikia, bet ir egzorcisto. Pastaruoju metu, ypač paskutiniais metais, tenka vis girdėti tokius dalykus, kad žmonės skundžiasi, kad naktį kažkas beldžia į duris, kažkas beldžia į langus, ateina, nieko nemato. Ką tai reiškia? Taigi tai reiškia, kad gana daug įvairiausio plauko, kitapusinių būtybių yra pritraukta arčiau prie žmonių. Kas juos pritraukia? Ogi paprasti žaidimai. Taigi, kitaip sakant, gana lengva internete rasti įvairiausių magiškų užkeikimų, įvairiausių ritualų, kuriuos žmonės, ypač jaunuoliai, neatsakingai atlikę, paskui patys nesupranta, kas vyksta, nes jie nebegali atsikabinti tų esybių, tų būtybių, kurios prie jų prikimba. Be abejonės visi tie spiritistiniai seansai ir visa kita, visa tai yra būtent tai. Taigi to dabar daugėja. Daugėja, nes iš tiesų riba tarp pasaulių plonėja. Tai susiję su naujos energijos atėjimu į Žemę ir įvairiais kitais procesais, kurie tikrai nėra mūsų šio pokalbio tema. Taigi šiandien norėčiau pasikalbėti būtent apie visokius panašius reiškinius. Taigi yra daug besidominčių ezoteriką. Bet daugelis iš tų besidominčių neskiria ezoterikos ir egzoterikos. Ezoterika yra visa tai, kas sakralu, visa tai, kas vidinio. Vadinasi, tikras ezoterikas, jisai eina į savo vidų, kad pažintų save. Kitaip sakant, jis seka senųjų misterijų moto: pažink save, tada pažinsi viską. Ir tada jam atsiveria be galo daug dalykų. Jam atsiveria ir pasaulio sukūrimo kažkokie paslaptis. Jam atsiveria ir pasaulių tų subtiliųjų struktūra, jų taisyklės, dėsniai, pagal kuriuos viskas vystosi, pagrindiniai principai. Nes visa tai yra aiški sistema. Egzoterikasgi
eina į išorę. Jis ieško nuotykių, jis ieško išskirtinumo, jis ieško galių, jis ieško kažko, ko iš tikrųjų nepametė. Ir kada jis pradeda prisiliečia prie pasaulio, kurio taisyklių jisai nesupranta, ir pasiekmes dažniausiai būna labai tragiškos. Pirmiausia, žmogaus psichikai. Jis tampa neadekvačiu. Galiausiai visos tos savižudybės ir įvairūs kitokie dalykai, visa tai taip pat būna dažnai pasiekmė. Taigi, dabar tam, kad pamatyti, kas ten buvo ant to kalno, aš šiandien nuėjau pasižiūrėti. Taigi, pradžioje be abejonės lygtai nekaltos karuselės, viskas ten taip. Tačiau prie kalnų, einant jau link Trijų kryžių kalno, ten praktiškai pamačiau visą Luciferianą. Visą Luciferianą ir tiesiog pasiūlymą, matėsi iš to pasiūlymas žmogui prisiekti Luciferiui. Ar tai buvo Samhainų dienoj? Tikrai ne. Ar tai išmonė viso to renginio dekoratorės Indros? Matyt taip. Tačiau jeigu tai yra jūsų, ponia Indra, galvoj, reiškia, jumise yra siekis įgyti Luciferio vedimą. Taip, iš tiesų dabar pasirašinėjimas yra sutartis su tamsa. Už tai gaunamas populiarumas, gaunami dideli pinigai, šlovė ir įvairūs dalykai, kurių tam žmogui reikia. Tačiau kada tamsos jėgos išsiurbia tą žmogų pilnai ir jis joms nebereikalingas, jis jos išmeta jį kaip bereikalingą daiktą. Taigi, problema ta, kad iš tiesų dabartiniu metu yra vis stiprėja kova tarp šviesos ir tamsos jėgų. Taip yra sakančių, kad nereikia kovoti su tamsa. Yra sakančių, kad tamsa ir šviesa yra vienis. Žodžiu, tegu sako, kas ką nori. Bet esmė yra ta, kad šviesa yra supratimas, o tamsa nesupratimas. Kitaip sakant, kada jūs esate tamsiame kambaryje arba tamsiame miške, kiek toli jūs matote? Kiek toli jūs matote? Jūs einate apgraibomis. Vadinasi, ir tamsoje esantis žmogus nemato toliau savo nosies. Jis nemato pasiekmių to, ką jis tai daro. Šviesoje esantis jis mato apšviestą vaizdą. Vadinasi, jis mato aiškiai ir plačiai. Ir dėl to jis mato ne tik priežastį, bet jis mato pasiekmę. Taigi bet kurių tamsos sutarčių pasiekmė paprastai yra didelės problemos kitose gyvenimuose, dažniausiai pirmiausia psichikos sutrikimai įgimti, psichinė negalia. Tačiau jūs galite netikėti be abejonės tais visais kitų gyvenimų buvimais ir taip toliau, bet iš principo mes išeinam iš to, kad siela yra amžina, o kūnas vienkartinis indas. Taigi tų gyvenimų jinai gyvena daug ir kiekvieną gyvenimą jinai išsineša tai, ką išmoko, ką įdėjo į save
paskutinėme gyvenime, ką suprato, ko nesuprato. Tačiau dar kitas momentas yra. Mūsų geri ir blogi poelgiai lieka mūsų giminiai, lieka mūsų vaikams, vaikaičiams. Vadinasi, tie visi tokie dalykai, kaip pasidavimas tamsai, sąmoningai ir net nesąmoningai, jis gali turėti įtaką 7 kartoms į ateitį. Tai yra baisus dalykai, patikėkit. Man teko tokių matyti daug. Ir nieko negali žmogui padėti, nes jis jau savo padėjo kabutėse. Tai va, taigi, be galo reikėtų pagalvoti apie kainą, kurią tenka mokėti už norą populiarumo, noro daug pinigų, šlovės ir visų kitų dalykų. Taigi, Helovinas. Kas tai? Šiaip yra tos pagrindinės šventės, netgi visų religijų, jos yra visos susijusios su gamta ir dangaus kūnais, dangaus kūnų judėjimu. Vadinasi, pavasario lygiadienis yra opozicijoje su rudens lygiadieniu, vasaros saulėgrįža opozicijoje su žiemos saulėgrįža. O kas tas Helovinas dabar? Taigi šitas pavadinimas, tai be abejonės, jisai yra naujadaras. Tikrai jisai nebuvo toks anksčiau. Šiaip senovėje vėlgi buvo maždaug laikas šitas opozicijoje tam Helovino laikui yra dabar taip vadinama Valpurgijos naktis. Kitaip sakant, naktis iš balandžio 30 į gegužės 1. Tačiau tas pavadinimas atsirado viduramžiais. Senovėje tai buvo kitkas. Tai buvo baltųjų ugnių šventė. Tai buvo baltųjų ugnių šventė, kuri buvo švenčiama maždaug 50 dienų prieš vasaros saulėgrįžą. Ir buvo tikima, kad tada dangus atsiveria ir dievai aplanko žmonės. Taigi, dabar šitas laikas. Spalio 31 naktis į lapkričio 1. Tai yra taip pat 50 dienų prie žiemos saulėgrįžą. Vadinasi, opozicija baltųjų ugnių šventė. Taigi dauguma iš jūsų žino ją kaip Samhaino dieną. Kitaip sakant, keltų pomirtinio pasaulio dievas Samhainas tą dieną leidžia susitikti gyviesiems su mirusiaisiais. Tačiau kita dar versija yra, kad tuo metu tamsos valdovas iš savo požemių su savo karieta išjoja, lydimas savo visų parankinių, kitaip sakant, velnių, raganų, pamėklių visokių, kurios dabar yra Helovine pristatomos, tam, kad rinktų sielas. O kas tai yra iš tiesų? O iš tiesų senovėje ta diena tai buvo tokia diena, kada iš tiesų pasaulyje gyvųjų ir mirusiųjų, riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio pasidaro be galo subtili, be galo plona ir senoliai žinojo, kad būtent tą laiką jie gali susisiekti su savo išėjusiais mylimaisiais.
Vadinasi, jeigu mes turėjome tą pavasarį, tą dieną, kaip sakiau, kada dievų pasaulis priartėja prie žemės, čia mes turėjome būtent tą laiką, kada mirusiųjų pasaulis priartėja prie gyvųjų pasaulio. Tiesiog suteikiama išskirtinė galimybė. Vadinasi, dėl to tas mirusiųjų paminėjimas tuo metu idealiausias. Žaidimas Helovyną pradžioje, kol jisai buvo tik tai moliūgai ir persirengėliai, kaip mūsų užgavėnės. Tai buvo galbūt linksma. Tačiau kada į areną išeina Liuciferis su visa komanda, tai jau tampa rimta. Nes viskas yra materialu. Mūsų mintis ir žodis yra materialu. Jie įgyja galiausiai materialią formą. Tamsos pasaulio nereikia kviesti. Jie labai greitai ateina. Juos žmonės prisitraukia per savo ydas, juos prisitraukia per savo negatyvias emocijas, per baimės. Tamsa nieko nekuria. Šviesa kuria. Tamsa nieko nekuria. Todėl tamsai reikia mitybos. Ji maitinasi žmonių baimėmis, jų negatyviomis emocijomis, krauju, neapykanta, pykčiu ir visais tais dalykais. Jeigu to nebūtų, ir tamsai nebūtų čia ką veikti. Yra sakančių, kad geriau dirbti su tamsos pasauliais negu su šviesos, nes jie greičiau atsišaukia. Nes šviesos pasauliai tai kolektyvinės sąmonės pasauliai. Vadinasi, tas, kuris dirba jiems, jis dirba vardant kitų žmonių. Jis turi pamiršti savo egoizmą. Jis turi pamiršti netgi savo daugelį poreikių. Sakysit, šventuoju tapti. Vadinkit kaip norit. Bet jis turi tarnauti žmonėms. Dirbti vardan jų. Tada jis gauna šviesos pasaulio pagalbą. Tačiau jis tą daro be ambicijų dėl to, kad negali to nedaryti. Tamsos pasauliai dirba su egoistiškuoju aš. Tai yra egoistinės sąmonės pasauliai. Todėl be abejonės jie gali žmogų aprūpinti visko, ko jam reikia, jeigu jis juos domina. Bet jis turi juos sudominti. Kitaip sakant, jis turi atnešti jiems aukos, geros aukos, didelės aukos. Tai vat įsivaizduokit Stalinas, kokių aukų atnešė. Kiek žmonių prižudė, kiek kraujo, kad gautų Liuciferio pagalbą. Hitleris. Nemažai šou verslo atstovų pasaulio, žinomų be galo, jie taip pat turi tas tamsos sutartis pasirašę. Ir jie gauna visą tai, ko jiem reikia, jie gauna šlovę, jie gauna pinigus, bet ar jie yra laimingi? Čia retorinis klausimas. Ir kas po to? Jie negalvoja, kas po to bus su jų siela, ir kas bus su jų vaikais, vaikaičiais 7 kartas į priekį. To reikia nepamiršti. Taigi neatsakingi žaidimai pritraukia arčiau žmonių žaidžiančias tamsias būtybės, esybės, elementalus. Ir jie pradeda žaisti su žmonėmis, apsimetinėdami bet kuo. Jie gali apsimesti Kristum, jie gali apsimesti Mariją, jie gali apsimesti bet kuo tas žmogus tiki. Taigi todėl tiek daug dabar yra tiesioginės velniavos. Taigi
Tiesiog norėjau perspėti visus apie tai, kas vyksta. Ir paskaityti vieną tekstuką mano labai mylimo išėjusio žmogaus, nes aš pati jau senai su įvairiais pasauliais. Senai gyvenu tarp pasaulių, tarp žemiškų ir subtiliųjų. Todėl esu išmokyta pajausti, žinoti jų visų vibracijas, skirti jas ir taip toliau. Todėl ir kalbu jums visą tai. Nes tikrai žinau realiai, kas slypi už visų tų žaidimų. Matau, kur žaidimas, o kur manipuliacija žaidimu. Turinti baisias pasekmes sielų ateičiai. Šitaip medžiojamos sielos, kurios neturi vertybių stuburo, neapsisprendusios, arba tiesiog norinčios pažaisti, arba norinčios kažko gauti greitai ir nesunkiai. Todėl būkite atsargus, brangieji. Jeigu jūs nieko nematote erdvėje, tai nereiškia, kad ji tuščia. Iš tiesų ten visko labai daug. Ir pagal jūsų vidų jūs pritrauksite tai iš erdvės, kas jūsų vidų atitiks, kas jūsų vidinę kokybę atitiks. Dėl to tikrieji tie ezoterikai, jie dirba su savimi, su savo vidinę kokybę, kad valytis. Tai va, bet čia irgi ne šios dienos tema. Taigi paskaitysiu jums tekstuką. Kova tarp gėrio ir blogio jėgų visada vyko, bet dabar ji tampa žūtbūtine. Tamsos galios silpsta naujai energijai veikiant, todėl visas jas sutelkia, kad kuo daugiau sielų laimėtų, kuriomis maitintis gali. Tai va, aš čia po truputį ir pakomentuosiu jums. Vadinasi, eina kalba apie tai, kad tamsos jėgos silpsta. Vadinasi, nauja energija košia erdves. Ir iš tiesų, kaip žinote, tamsa tankiausia prieš aušrą. Taigi, aušra bus. Todėl ji nori kuo daugiau sielų laimėti, kad jomis galėtų maitintis. Taigi, nes jos mityba yra sielos. Kiek tai vyks, nežinia. Gali tai trukti dar iki 2050 metų, gali trumpiau, o gali ilgiau. Nėra ribos, bet ją kūrėjas žino. Nesitaikstymas su tamsa svarbiausias, aiškios pozicijos turėjimas. Taigi, mano komentaras, taigi aš jums ir kalbu, nes negaliu taikstyti su tuo. Ir aš manau, kad ir jūs perspėsite tuos, kurie įklims į tas žabangas. Neapsisprendėliai rizikuoja virsti kosminėmis dulkėmis, kai jų sielas tamsos atstovai persivilios. Kitaip sakant, ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad tamsa iščiulpia visų sielų potencialą ir to įvirsta kosminėmis dulkėmis. Nemanau, kad norite tokiomis tapti. Nes siela ateina į žemę evoliucionuoti, o ne dulkė tapti. Čia pamąstymų jums. Tamsa per žaidimus realybę tampančius veikia ypač šiuo periodu. Tai yra savaitė prieš lemtingąją naktį ir savaitę po jos. Eina kalba apie šitą Samhaino naktį. Kitaip sakant, arba vėlinių naktį. Tai yra iš spalio 31 į lapkričio 1. Tai tamsos valdovo medžioklė. Vadinasi, tuo metu tamsos valdovas medžioja sielas. Daug triušiukų jį pasigauna.
bet pasidžiaugia rimtesniu laimikiu. Kas yra triušiukas? Bailiukas. Reiškia tas, kuris bijo, kuris prie bandos dedasi, kuris daro viską kaip visi, kuris seka mada. Nes kaip matote, ir tie visi Helovynai ir daug kitokių visokių dalykų, ko iš tikrųjų sielai nereikia, bandoma paversti tiesiog mada. Vadinasi, jeigu tu seki mada, tu eini kartu su banda, tu tampi triušiuku. O jeigu tu nuo jos atsiskiri, tu tampi rimtesniu laimikiu, jeigu pavyksta tave prisivilioti. Todėl pasakyk žmonėm, kad budresniais būtų. Tai vat ir sakau jums. Mirusiųjų paminėjimas kitaip turėtų vykti, nes tuo metu jiems lengviau su gyvaisiais susisiekti. Taigi tai ir sakoma, ką aš jums prieš tai sakiau. Ne Helovynus reikėtų švęsti su pamėklėmis ir velnynais, o rimtesniems apmąstymams tą laiką skirti apie žemiško gyvenimo laikinumą, sielos amžinumą ir meilę, kurie apjungia sielas, bet kuriuose gyvenimuose tiek žemiškose, tiek nežemiškose. Taigi, apie žemiško gyvenimo laikinumą ir sielos amžinumą. Taigi, dar kartą sakiau, kūnas tai tik tai skafandras sielai. Paltas. Su visais įrankiais, su pojūčiais, su protu, tai yra instrumentai sielai. Siela amžina. Vadinasi, laimi tas, kuris tuos įrankius moka tinkamai naudoti, kuriuos juos įvaldo. Nesileisti, kad tie įrankiai jumis vadovautų jums. Nepasiduoti savo keistiems norams, troškimams, kurie tikrai evoliucijai netarnauja. Ugnis turėtų degti 3 dienas prieš datą ir 3 dienas po to, kaip padėkos ženklas išėjusiems, kaip meilės ir prisiminimo ženklas. Taigi 3 dienos prieš, 3 dienos po. Ir va ten buvo vėlgi, kad meilė apjungia sielas tiek žemiškose, tiek nežemiškose gyvenimuose. Vadinasi, jeigu jūs anuose ten būdami dar prieš įsikūnimą, meilėje su kažkuria siela buvot apsijungę, jūs čia žemėje vėl meilėje susitinkat, o išsiskyrę vėl susitinkat. Taipgi išsiskyrimo nėra. Ir dabar dėl ugnies. Taigi 3 dienos prieš, 3 po. Natūralu, kad jūs, ko gero, nesėdėsite kapinėse 6 dienas. Faktas. Žinoma vėlgi, kad, sakykime, galbūt jūsų artimieji yra kažkur toli ir jūs ten nenuvažiuosite. Tačiau jums niekas netrukdo savo namuose, altorėlyje ar kažkur tai gražioj vietoj, pasidėti jo nuotrauką ir uždegti žvakelę tuo atminimui, pasimelsti, padėkoti už tai, kad buvo kartu, išsakyti tai, ką norite išsakyti. Nes tuo metu jūsų išėję mylimieji geriausiai jūs girdės. Ir jūs galite juos taip pat savaip išgirsti ir pajusti. Aš pamenu, kada aš buvau vaikas, paauglė jau ko gero, nes mano mama mirė, kai aš buvau 1,5 metų ir mes su močiute važiuodavom į kapines, Kretingoj, ten senosios tos kapines. Ir aš labai gerai pamenu visą tą procesą, kaip ten buvo viskas tose kapinėse organizuojama. Aš ir dabar pamenu, nes jis buvo be galo iškilmingas ir labai įkvepiantis. Taigi, tada tą vakarą, iš 31.1. ten visada grodavo kažkokia gražiai iškilminga muzika, negedulinga toli gražu, buvo skaitomos įkvepiančios eilės.
uždegdavo keletą aukurų. Tokių aukurų, tokių aukštų aukurų iš akmenų sukrautų. Jie dar ilgą laiką tose kapinėse buvo. Sovietiniais laikais dėja paskui juos kažkas nurinko. Tai vat ir nuo tų aukurų vyresnių klasių moksleiviai įdegdavo deglus ir eidavo su tais deglais per kapines ir jeigu rasdavo tuščią kapą, ant kurio nėra žvakutės, jie įbesdavo deglą. Mes vaikai žiūrėdavome į juos iš apačios į viršų. Nes iš tikrųjų tai atrodė labai iškilu, labai didu. Negi negalima kažko gražaus suorganizuoti. Jeigu tokius dalykus suorganizuoja visokius gelovynus, negi šitokių dalykų negalima suorganizuoti. Kas pakeltų sielą aukštyn. Čia skliausteliai buvo. Ir toliau sakoma, kur mes bebūtume, sako šis žmogus, aukštesniuose, o ypač žemesniuose pasauliuose. Toji gyvųjų uždegta ugnis džiugina mus ir padeda lengviau susisiekti su savo mylimaisiais žemėje. Vadinasi, tiems, kurie yra aukštesniuose pasauliuose, mažiau viso to reikia, jie ir taip gali susisiekti, kada jiem reikia. Tie, kurie yra žemesniuose, negali prieiti. Taip, kad tie, kurie kviečiasi ten per spiritizmo seansus įvairius mirusiuosius, tikrai ne juos prisikviečia, jie negali vaikščioti šitaip. Niekaip. Vadinasi, ateina vėl kažkas iš pažemės pažaisti, pasityčioti, energijos pasiimti. Tai va, taigi, vadinasi, ta gyvųjų uždegta ugnis yra labai svarbi. Ir dar momentas. Gyvųjų uždegta ugnis mums, tai yra išėjusiems. Tai užtarimo ženklas karminiai valdybai, kuri net kai kuriuos savo nuosprendžius peržiūri. Nes jeigu žmogus žemėje buvo mylimas, reiškia, to sielos vertė kyla, todėl ir aukštyn toji siela gali kilti. Reiškia, mes galime užtarti savo išėjusiuosius, ypač tuos, kurie galbūt nepateko į kažkokius aukštesnius pasaulius, savo meilę, savo prisiminimu. Nes jeigu mes juos mylime, reiškia, buvo už ką. Ir ta mūsų meilė yra jiems užtarimas prieš karminę valdybą, kuris sprendžia, kur siela toliau eis. Ir todėl sprendimas gali būti peržiūrėtas. Todėl be galo svarbus yra mirusiųjų atminimas. Taigi, brangieji, tai yra tai, ką norėjau jums papasakoti, apie ką norėjau su jumis pasikalbėti. Taigi, dėkui, kad klausėtės. Labai tikiuosi, kad išgirdote tai, kas buvo tikrai svarbu ir būsite atsargesniais. Ačiū jums.